Signalas jau išsiųstas. Tai ne pratybos, tai ne testas, tai tikra ir vyksta dabar. Kažkur valdymo centre buvo priimtas galutinis sprendimas. Visoje žemyninėje Jungtinių valstijų dalyje milijonai žmonių griebėsi telefonų, žiūri pro langus, bando suprasti, ką dabar reiškia būti saugiam. Ir prieglobstis beveik neabejotinai nėra ten, kur manote. Nes prieš pasirodant bent vienai matomai raketai, pirmiausia įvyksta kai kas kita. Sprogimas aukštai virš žemyno. Jis neskirtas miestams sunaikinti, o koordinacijai sunaikinti. Jūs to negirdite, nematote. Per mažiau nei sekundę elektra dingsta keliose valstijose. Telefonai įsijungia naršant, oro eismo kontrolės ekranai užtemsta, degalų siurbliai sustoja viduryje perpylimo. Tinklas nesugenda palaipsniui, jis tiesiog išnyksta. Ne visur ir ne vienodai, bet pakankamai, kad sutrikdytų reagavimą dar prieš pirmąjį smūgį. Ir tada pasirodo kovinės galvutės. Pirmoji banga nesmogia miestams. Tas įsivaizdavimas, kad tankiai apgyvendinti miestai paskęsta po grybo formos debesimis, yra klaidingas. Branduolinis pirmasis smūgis nėra bausmė. Tai matematika. Taikiniai yra tie objektai, kurie gali atsakyti smūgiu. Tarp žemyninių balistinių raketų bazės Montanoje, Vajominge ir Šiaurės Dakotoje. Visos šios vietovės buvo sukurtos remiantis mintimi, kad joms niekada nereikės gintis, tik smogti atsakomąjį smūgį. Jie sunaikinami per pirmąsias minutes. Po to seka povandeninių laivų bazės Džordžijoje ir Vašingtono valstijoje. Laivai, kurie užtikrina antrąjį smūgį, negali būti leidžiami išplaukti iš uosto. Jie sunaikinami ten, kur stovi. Toliau seka vadovavimas ir valdymas. Virdžinija, Koloradas, Nebraska – tai nėra simboliniai taikiniai, tai funkciniai taikiniai. O funkcija yra tai, kas sunaikinama pirmiausia. Vienas po kito sunaikinama struktūra, kuri leidžia atsakomąjį smūgį. Ir kai miestai tampa taikiniais, sprendimas dėl tavo vietos jau būna priimtas. Tai nėra klausimas, į ką bus smogta, tai klausimas, į ką nebus smogta. Dabar pažiūrėk, kas liko. Tu stovi ant Makino tilto, 5 mylių ilgio plieno ir lynų konstrukcijos, vienintelio kelio, jungiančio Mičigano aukštutinį pusiasalį su pietinė valstijos dalimi. Už tavęs pramoninis vidurio vakarai yra radioaktyviųjų iškritų koridoriuje, besitęsiančiame per kelias valstijas. Čikaga, Detroitas, Clevelandas. Viskas, kas apibrėžė Amerikos gamybą, dabar yra pavėjui nuo svarbesnių taikinių. Tačiau priešais tave yra visiškai kas kita. Miškinga pusiasalis. Iš 3 pusių apsuptas didžiausios gėlo vandens sistemos Žemėje. Didieji ežerai turi apie 21% pasaulio paviršinio gėlo vandens. Tai reiškia, kad nėra tokios situacijos, kurioje tau pritrūktų vandens anksčiau, nei tave nužudytų kas nors kita. 100 metų šiuolaikinė ekonomika aplenkė šį regioną. Per toli nuo pagrindinių laivybos kelių nėra priemiesčių plėtros, per daug atskirtas nuo sistemų, kurios skatino augimą kitur. Tačiau šiandien būtent tas vystymosi trūkumas yra priežastis, kodėl tu vis dar kvėpuoji. Čia nėra pagrindinių karinių taikinių, nėra tankiai apgyvendintų centrų, o tai reiškia, kad kai viskas sugrius, čia neplūs minios išgyvenusiųjų. Be to, čia šalta. Ir tai iš tikrųjų svarbu. Tinkamomis sąlygomis jis tampa tam tikra apsauga. Didieji ežerai kaupia milžiniškus šilumos kiekius, o vanduo, skirtingai nei oras, keičia temperatūrą lėtai. Tai daro didelį skirtumą. Branduolinės žiemos scenarijuje atmosferos suodžiai galėtų sumažinti pasaulio vidutinę paviršiaus temperatūrą maždaug 14,4 laipsnio pagal Fahrenheitą. Vidinėse teritorijose temperatūra greitai krenta, metų laikai tampa nestabilūs, o ūkininkavimo sąlygos blogėja. Tačiau vietovės prie didelių ežerų yra kitokios. Ežerai palaipsniui išskiria sukauptą šilumą. Tai nesustabdo šalčio, bet sumažina kraštutinumus. Tai sukuria stabilesnį klimatą, palyginti su vidinėmis teritorijomis. Tai lemia pastovesnius augimo sezonus, net ir esant stipriam suodžių poveikiui. Tas pats ežeras, kuris anksčiau riboja ekonominę plėtrą, tampa gyvybės šaltiniu, pačia tiesioginė prasme. Tokiose vietose, kaip Meksikos įlankos pakrantė, komercinės žvejybos laivynams reikia dyzelino, palydovinės GPS sistemos ir giliavandenės įrangos, kad galėtų veikti. Kai elektros tinklas nustoja veikti, tie laivai lieka prieplaukoje. Aukštutinėje pusiasalyje žvejyba vyksta žmogaus mastu. Vandens gyvūnų rūšys nemigruoja, kai pasikeičia sąlygos. Jie visada yra ten, visada pasiekiami mažu laiveliu ir tinklu. Miškai suteikia visą kitą. Baltau odegiai elniai, smulkus žvėris, laukinių augalų rinkimas – visa tai suteikia įvairią, lanksčią mitybą, o tai reiškia išlikimą. Ne todėl, kad ištekliai būtų riboti, o todėl, kad paklausa jų dar nepasivijo.
Tiltas yra vienintelis kelias į vidų ir vienintelis kelias išorėn, o tai reiškia, kad tą patį, kas tave saugo, jau yra į savo planus įtraukę 10 milijonų žmonių kitoje pusėje. Jo pranašumas išlieka tik tol, kol išlieka ši nelygybė. Maždaug 300 000 žmonių gyvena šiame regione. Krizės metu Mekina tiltas tampa piltuvu. Jei net dalis žemutinio Mičigano gyventojų nuspręstų keliauti į šiaurę, tiltas taptų butelio kakleliu. Jei jis užsikemša, pusiasalis turi išmaitinti daugiau žmonių nei pajėgia. Jei jis būtų uždarytas ar sunaikintas, pusiasalis išgyventų, bet visi, kurie liktų ne toje pusėje, ten ir pasiliktų. Ir yra antrasis rūpestis, kurio dauguma išgyvenimo žemėlapių visiškai nepaiso. Palisades atominė elektrinė pietvakarių Mičigane ir Fermi antroji elektrinė netoli Detroito yra didžiųjų ežerų pakrantėje. Jei šie reaktoriai prarastų aušinimą dėl ilgalaikio elektros tinklo sutrikimo, užterštumas patektų į ežerų sistemą. Tas pats vanduo, kuris yra jūsų gyvybės šaltinis, taptų jūsų grėsme. Aukštutinė pusiasalis visada buvo per šalta, per atoki ir per daug atskirta, kad pritrauktų ilgalaikių investicijų. Šiuo metu per šalta ir per atoku lemia skirtumą tarp pažeidžiamumo ir išgyvenimo. Sirenos jau kelias valandas tyli. Kol dauguma žmonių tik reaguoja, tu jau esi priėmęs sprendimą. Tu jau esi ten, kur turi būti. Galbūt kokiame vakarų Virdžinijos slėnyje ir tu nejudi. Virš tavęs besidriekiantys kalnagūbriai daro tai, ko nesugebėjo atkartoti jokia inžinerinė sistema. Jos pagauna vėją. Vėjas neša radioaktyviasias daleles, kurios nepernešamos tiesiai per kalnuotą reljefą. Jos atsitrenkia į šlaitus, yra priverstos kilti aukštyn, atvėsta ir iškrenta iš oro. Kai jos pasiekia slėnį kitoje pusėje, didžioji dalis jau būna iškritusi. Ten nusėda oras, kurį kalnai tyliai išvalė. Nėra jokių koncentruotų karinių objektų, kurie pateisintų skirti čia pirmąjį smūgį. Nėra didelių gyventojų centrų, kurie patektų į pirmąją ataką. Ir tie patys vėjo srautai, kurie atneša užterštumą iš rytinio koridoriaus, nuneša jį į šiaurės rytus, tolyn nuo jūsų. Tačiau net ir čia tai veikia tik tol, kol sistema vis dar egzistuoja kažkur kitur. Taigi klausimas tampa, kas nutinka, kai ji visiškai išnyksta. Visoje šalyje viskas sustoja. Nėra vandens, nėra maisto, nėra ryšio. Apalačiuose tūkstančiai natūralių šaltinių iškelia vandenį į paviršių vien tik gravitacijos pagalba. Nereikia nei siurblių, nei vandens valymo įrenginių, nei elektros. Vanduo, kuris dešimtmečius filtruojasi per uolienų sluoksnius, kol pasiekia dienos šviesą. Kol miestai praranda prieigą prie švaraus vandens per mažiau nei 2 dienas, čia vanduo teka toliau. Išgyvenimui reikalingos žinios čia yra įsišaknijusios. Apalačių bendruomenėse gyvenimas be centralizuotų tinklų nėra laikomas projektu ar atsarginiu planu. Tai tiesiog įprasto gyvenimo tąsa. Netoli Monongahelos nacionalinio miško daugelis šeimų vis dar gyvena naudodamos įgūdžius, kurie niekada iš tikrųjų neišnyko. Jie nebuvo iš naujo atrasti ar paversti pomėgiais. Jie tiesiog buvo perduodami iš kartos į kartą ir naudojami toliau kaip maisto konservavimas, druskoje sūdyta mėsa, daržovės stiklainiuose, kurie lentynose stovi metus be šaldytuvo, žvėrienos rūkymas ant kietmečio ugnies. Tai nėra išgyvenimo įgūdžių rinkinys. Tai įprasto gyvenimo tąsa kitokiamis sąlygomis, kuri pašalina tai, apie ką dauguma žmonių net nesusimąsto. Laikas, kurio reikia mokytis esant spaudimui. Pati druska yra strateginis turtas, kurio dauguma žmonių visiškai nepastebi. Kanavos slėnis yra ant didelių druskos telkinių. G.Q. Dickinsono druskos gamykla jau 200 metų išgauna ją iš požeminio sūrymo. Prieš atsirandant šaldymui, druska buvo skirtumas tarp to, ar turėsi baltymingo maisto, ar jo neteksi. Ši lygtis nepasikeitė, tik pasikeitė ją supanti sistema. Tačiau tai ne vienintelis šio regiono išteklius. Per šios kalnus taip pat driekėsi anglies klodai. Tai vieni tankiausių telkinių Šiaurės Amerikoje. Dabar ji nebus naudojama elektrinėms, bet šildymui, maisto gaminimui ir pagrindiniam išgyvenimui, kai visi kiti energijos šaltiniai išnyks. Tačiau Apalačija turi ribą, kurios net kartų sukauptos žinios negali įveikti. Tas pats reljefas, kuris filtruoja radioaktyviasias dulkes, taip pat izoliuoja bendruomenės vieną nuo kitos. 10 mylių tiesia linija virsta 40 mylių keliu, jei tas kelias apskritai pravažiuojamas. Be kuro, be ryšio, be koordinacijos, kiekviena bendruomenė tampa atskira sistema, savarankiška. Ir jei tavo prieglapstyje kažko trūksta, druskos, vandens ar žmonių su reikiamomis žiniomis, esi įstrigęs už kalnagūbrio ir neturi jokios galimybės pasiekti tą, kuri tai turi. Kalnai tave saugo, bet ir atskiria. Jie kontroliuoja judėjimą į vidų ir išorę, nesvarbu, ar tu to nori ar ne. O kalnai neturi favoritų. Jie visiems duoda tą patį orą.
O skirtumas? Šeima, kuri niekada neišvyko, jau žino, kuris šaltinis yra saugus, o kuris ne. O Apalačija jau gyveno kitoje pusėje. Bet jei atsiskirimas nuo sistemos yra pranašumas, dar labiau jį didinant, taisyklės visiškai pasikeičia. Tarp tavęs ir artimiausio pagrindinio taikinio yra 100 mylių nieko. Ne metaforinė, o tikra atstumo prasme. Dabar tu stovi Frank Church River of No Return, laukinės gamtos teritorijos pakraštyje, centrinėje Idaho dalyje. Tai kalnuotas reljefas. Toks sudėtingas, kad net JAV sausumos pajėgoms buvo sunku jį įveikti. Net ir šiandien kai kurios jo dalys vis dar faktiškai nepasiekiamos pėsčiomis. Jis toks didžiulis, kad galėtum eiti savaitėmis, nesutikdamas jokio kelio. Tas atskirimas dabar tampa apsauginę užtvarą. Radioaktyviosios iškritos silpnėja, kuo toliau jie nutolsta nuo sprogimo vietos. Dalelės skyla, jos išsisklaido ir praranda tankį. Kai jos pasiekia giliai į kalnus, tai, kas buvo mirtina arčiau šaltinio, tampa įmanoma išgyventi. Ir to pakanka. Uolėtųjų kalnų kanjonai yra statūs ir siauri. Jei esi tarpeklio dugne prie Lašišos upės, gyveni tarsi žemės kišenėje, atkirstoje nuo virš galvos esančio dangaus. Sunkios kritulių dalelės nusėda ant viršūnių ir ten pasilieka. Slėnio oras yra švarus. Reljefas sugeria kritulius už tave. Tačiau ne visi uolėtieji kalnai išgyvena vienodai. Koloradas turi nemažai pagrindinių taikinių. NORAD. Šajeno kalne. Petersono kosminių pajėgų bazė prie Kolorado Springso. Šios koordinatės nėra pasirenkamos smūgio plane. Skirtumas tarp išlikimo ir apšvitos matuojamas myliomis nuo tų taškų. Centrinis Aidahas yra už šio spindulio ribų. Nuo artimiausio strateginės įrenginio čia yra 300 mylių ir tai pakankamai toli, kad būtų svarbu. Maistas čia nepriklauso nuo infrastruktūros. Gyvūnai, kurie išgyveno be žmogaus sistemų 1000 metų. Vanduo čia ateina iš tirpstančios sniego kalnų upelėse. Jį žemyn neša gravitacija, o tekėdamas jis natūraliai filtruojasi. Bet koks infrastruktūros žlugimas čia beveik nepastebimas. Čia tiesiog nėra sistemų, kurios galėtų sugesti. Tačiau atstumas yra skydas, kuris veikia tik tol, kol gali jį išlaikyti. Franko Čerčio dykynė vadinama negrįžimo upe nebe priežasties. Jei pritrūks maisto, jei kažkam prireiks medicininės pagalbos, niekas neatvažiuos į pagalbą. Netvyks papildymai, nebus evakuacijos sraigtasparnių. Tie 100 mylių tuštumos, kurie tave saugo, taip pat neleidžia niekam tavęs pasiekti. Ir jei branduolinės žiemos modeliai teisingai prognozuoja temperatūros kritimą, jau ir taip žiemos Idaho valstijoje taps dar žiauresnės. Sniego sluoksnis, kuris paprastai ištirpsta iki birželio, gali išsilaikyti iki Liepos ar net rugpjūčio. Augimo sezonai sutrumpėja iki mažo lango. Laukinės gamtos populiacijos nėra begalinės. Išgyvenusiųjų, kurie medžios iš nevilties, permedžiojimas sumažins jų skaičių. Atstumas išgelbsti tavo gyvybę ir tada meta iššūkį ją išsaugoti. Kiekviena vieta iki šiol buvo skirtingas atsakymas į tą patį 9 neįmanomą klausimą. Kur žmonės vis dar sugeba valgyti, judėti ir išlikti kartu, kai likusi žemėlapio dalis jau žlugo? Uoliniai kalnai niekada nebuvo sukurti kaip tvirtovė. Jie tiesiog veikia kaip tvirtovė. Tačiau jie vis dar susieti su tuo pačiu žemynu ir viskuo, kas jame vyksta. Radioaktyviosios nuosėdos, orų pokyčiai, žlugimas – visa tai persiduoda. Tad kitas žingsnis gana paprastas – palikti žemyną visiškai. Puerto Rikas yra už 1000 mylių nuo žemyninių Jungtinių valstijų. Tai pakankamai toli, kad niekas nebūtų nukreipta šia kryptimi. Jokių sirenų, jokių pratybų, tik įprasti gyvenimo garsai. Tai tokia vieta, kur tolima krizė atrodo būtent tolima. Pats vandenynas yra pirmasis gynybos sluoksnis. Vanduo ne tik sukuria atstumą, bet ir sustabdo radioaktyvių nuosėdų judėjimą. Oras pasiekiantis salą keliauja per 1000 mylių vandenyno, o ne per degančius miestus ar sugriautą infrastruktūrą. Jis atkeliauja švaresnis. Pasatai nuolat pučia iš rytų į vakarus. Tai oras, kuris nepalietė žemyno. Gyvenimas nesustoja, tik vos. Centrinėje Kordiljeroje žmonės vis dar traukia maistą iš žemės. Kava, plantanai, duonvaisiai, šaknys, kurios išgyvena, nes yra užkastos. Derlius mažėja sezonas po sezono, bet visiškai neišnyksta. Tiesiog jo vis mažiau, kasmet vis mažiau. Žemyne pasirinkimas paprastas – maistas arba jo nėra. Čia ta riba šiek tiek išsitrina. Tu valgai, bet nepakankamai. Puerto Rikas yra arti pusiaujo, kur įprastinis saulės spinduliuotės lygis yra didžiausia planetoje.
Net ir esant stipriam atmosferos suodžių sluoksniui, iki paviršiaus vis tiek pasiekia pakankamai saulės šviesos, kad būtų galima išlaikyti ribotą žemės ūkį. Ne tiek, kad jaustumėsi saugus, bet tiek, kad viskas išliktų gyva šiek tiek ilgiau. Žemyne branduolinė žiema lemia skirtumą tarp valgymo ir bado. Puerto Rikas jau patyrė didelio masto elektros tinklo praradimą. Po uragano Marija 2017 metais didelė dalis salos gyveno be elektros kelis mėnesius. Infrastruktūra sugriuvo, tačiau bendruomenės ne. Kaimai kalnuose buvo atstatyti nelaukiant federalinės pagalbos. Jie jau žino, kaip viską susitvarkyti, kaip dalintis ištekliais ir išgyventi, kai sistema žlunga. Šios žinios vis dar čia. Tai padeda, bet neišsprendžia to, kas artėja. Nes sala nelieka tuščia. Ji matoma, ji pasiekiama. Kiekvienas turintis žemėlapį ir lėktuvo bilietą gali suprasti tą patį, ką supratai tu. Saloje jau gyvena 3,2 milijono žmonių. Jei net maža dalis rytų pakrantės gyventojų spės nuskristi į pietus prieš užsidarant oro uostams, gyventojų skaičius per kelias dienas gali išaugti 100 000. Daugiau burnų, tiek pat dirbamos žemės, tiek pat gėlo vandens. Puerto Rikas šiuo metu importuoja apie 85% savo maisto. Žemė gali užauginti daugiau, bet šiuo metu ji neužaugina pakankamai. Potencialas yra tikras, bet dabartiniai pajėgumai ne. Ir skirtumas tarp šių dviejų skaičių matuojamas gyvybėmis. Sala veikia, bet tik tol, kol ji nėra perkrauta. Nes kai gyventojų skaičius pradeda augti greičiau nei gamyba, atstumas nustoja būti apsauga. Taigi lygtis vėl pasikeičia. Ne didesnė, ne tolimesnė, o mažesnė. 65 mylios į pietus yra mažesnis taškas žemėlapyje. Ir būti tašku yra visa esmė. Visur kitur viskas išnyko, miestai pavirto griuvėsiais, net žemėlapėse pakrantės atrodo išdegintos. Sistemos, kurios anksčiau viską laikė kartu, sugriuvo. Ir šio didesnio žlugimo viduryje vis dar yra ši vieta – Saint Croix. Ji vos pastebima strateginėme žemėlapyje. Per daug izoliuota, per mažos vertės, kad pateisintų smūgį. Sala tokia maža, kad ją galima ignoruoti. Dauguma namų naudoja cisternas, požeminius rezervuarus, kurie surenka ir saugo lietaus vandenį. Jei vandentiekio vamzdžiai sulūžta ar siurbliai nustoja veikti, tai nesvarbu. Kiekvienas namas turi nuosavą vandens atsargą po grindimis. Viskas, ko reikia. Kibiras. Salos gyventojai cisternose laiko mažas žuveles, kurios ėda uodų lervas ir palaiko vandenį švarų. Aplink Šventojo Kryžiaus salą esantys rifai vis dar turi žuvų, bet tik tol, kol niekas jų nepriverčia peržengti ribos. Jei žvejyba išgyvenimui virsta panika, žuvis greitai išgaudoma ir nelieka kur kreiptis. Tiekimo laivai neatvyksta pagal grafiką. Jie atvyksta kada gali, o kartais visai neatvyksta. Tai, kas lieka vandenyje, dingsta vos tik padidėjęs spaudimas. Žmonės čia jau gyvena toje riboje, kur dalymasis veikia tik tol, kol nustoja veikti. Esamas gyventojų skaičius yra maždaug 41 000. Cisternų sistema, kuri puikiai veikia esant 41 000 žmonių, pradeda nebesusitvarkyti, kai jų skaičius pasiekia 60 000. Žvejybos vandenys, kurie natūraliai atsistato, gali būti pergaudomi. Ir skirtingai nei žemyninėje dalyje, čia nėra antro pasirinkimo. Šventojo Kryžiaus saloje negali nueiti į kitą slėnį ar nuvažiuoti į kitą miestelį. Tu esi ant uolos vandenyne. Jei žuvis baigsis, jei cisternos išdžius, jei gyventojų skaičius smarkiai išaugs, neliks kur eiti. Tas pats mažas mastas, kuris neleidžia tau patekti į taikinių žemėlapį, riboja ir tai, kiek žmonių gali čia išgyventi. Taigi, jei taikinių mažinimas sukuria ribą, strategija vėl turi keistis. Ne mažesni, ne tolimesni, ne didesni, o tiesiog apsaugoti. Žemynė yra vieta, kuri neatrodo akivaizdi išgyvenimo vieta. Ozarkų plynaukštė. Joje nėra įspūdingų viršūnių. Nėra akivaizdžių geografinių ypatybių, tik banguotos kalvos pietų Misūryje ir šiaurės Arkanzase. Ir būtent todėl ši vieta tinka. Ji niekada nebuvo pakankamai svarbi, kad taptų taikiniu. Per toli į vakarus, kad pasiektų rytų pakrantės radioaktyviosios krituliai. Per toli į pietus, kad pajustų visą šiaurinių taikinių smūgį. Vieta svarbi, net jei atrodo nereikšminga. Tačiau po žeme čia nieko nėra paprasto. Po banguojančiamis kalvomis slypi viena didžiausių urvų sistemų Šiaurės Amerikoje. Tūkstančiai jų iškaltų klintyje per milijonus metų. Merameko urvai Misūryje driekiasi myliomis. Jie suteikia apsaugą nuo visko, kas vyksta paviršiuje. Tarp jūsų ir išorinio pasaulio yra tiesioginė prasme 100 pėdų klinties. Tai natūralus bunkeris, kurio negali atkartoti jokie pinigai ir kurio nepasiekia joks ginklas.
Žemės ūkis čia niekada nebuvo visiškai industrializuotas. Jis išlieka padalintas į mažus šeimos sklypus. Galvijai ėda natūraliai augančią žolę. Sodus laisto požeminiai šaltiniai. Kiekviename sklype auginamos skirtingos kultūros. Laukiniai gyvūnai klaidžioja po žemę. Jei vienas maisto šaltinis žlunga, kažkas kito užauga. Ozarkuose nėra vidurio vakarų kukurūzų laukų efektyvumo, bet čia yra atsarginių variantų. Ir tai vienintelė žemės ūkio strategija, kuri išlieka. Urvams nesvarbu, kas vyksta paviršiuje ar kiek toli nukeliavo radioaktyviosios iškritos. Jiems nesvarbu, kurie miestai išnyko. Jie stovėjo milijoną metų ir stovės dar milijoną. Tas pastovumas dabar yra rečiausias dalykas pasaulyje. Tačiau ta izoliacija turi ir kitą pusę. Čia nėra plataus masto medicininės pagalbos. Ligoninės yra toli. Artimiausias traumų centras gali būti Springfielde arba Little Rock, o abu šie miestai susiduria su savo pačių žlugimu. Jei kas nors iš jūsų grupės užsikrės infekciją arba susilaužys kaulą, jūsų laukia 19 amžiaus baigtis ir 19 amžiaus išgyvenimo tikimybė. Išgyvenimas čia priklauso mažiau nuo to, kas yra po žeme, ir labiau nuo to, kiek žmonių apie tai žino virš žemės. Šis regionas buvo nematomas prieš bomboms krentant ir jis išlieka nematomas dabar. Bombos nustojo kristi. Radioaktyviosios iškritos nusėdo, bet jūs išgyvenote. Jūs gyvi. O dabar prasideda tikroji problema. Pensilvanijos valstijos universiteto tyrimas, paskelbtas 2025 metais, nagrinėjo, kaip branduolinis karas paveiktų pasaulinę žemės ūkio produkciją, modeliuodamas kukurūzų derlių 10 000 vietovių pagal įvairius scenarijus. Blogiausiu atveju, kai suodžiai užtvindo stratosferą ir užstoja saulės šviesą, žemės ūkio produkcija nesumažėja, o visiškai žlunga. Didžioji dalis pasaulio kukurūzų derliaus išnyksta, palikdama tik nedidelę dalį to, nuo ko priklauso visa sistema. Ir tada yra antrasis sluoksnis, kurio žmonės dažnai nepastebi. Atmosfera taip lengvai neatsigauna. Sprogimų metu vykstančios cheminės reakcijos suardo ozono sluoksnį. Tai reiškia, kad daugiau UV spinduliuotės pasiekia Žemės paviršių net praėjus metams po bombardavimų pabaigos. Tai tyliai ir toliau veikia derlių ilgai po to, kai jau prasidėjo pradinis atvėsimas. Tai būtų pramoninio žemės ūkio kaip veikiančios sistemos pabaiga metams ar net daugiau nei 10-mečiui. Ir badas būtų tik pradžia. Vandens tiekimo sistemos daugumoje tankiai apgyvendintų vietovių sugriūva per kelias dienas. Sanitarinės sistemos žlunga, plinta ligos. Ligos, kurių šiuolaikinė Amerika nematė jau 100-metį. Cholera neįspėja. Ji plinta per vandenį, per kontaktą, per nematomą ribą skiriančią švarų vandens šaltinį nuo užteršto. Bendruomenėje, kuri nematė jos 100-metį, nėra jokių protokolų ir jokio instinkto, ką daryti, kai pirmas žmogus suserga. 1991 metų Persijos įlankos kare Irako infrastruktūra buvo stipriai pažeista, įskaitant dalį vandens tiekimo ir sanitarijos sistemos. Po to sekė visuomenės sveikatos sistemos žlugimas. Ligos protrūkiai išplito, o kai kurie vertinimai rodo, kad su sveikatos krize susijusių mirčių skaičius siekia 100 000. Ir visa tai įvyko vienoje šalyje, kai pagalba vis dar buvo teikiama ir organizacijos vis dar galėjo reaguoti. Pasaulinio branduolinių smūgių apsikeitimo atveju visa tai išnyktų. Nebūtų tarptautinės pagalbos tiekimo, nebūtų koordinuoto atsako, nebūtų oro transporto iš veikiančių regionų. Net tokios institucijos kaip Pasaulio sveikatos organizacija veiks susiskaldžiusioje sistemoje. Tuo metu išgyvenimas nebebus susijęs su prieiga prie pasaulinių sistemų, o taps priklausomas nuo to, kas egzistuoja vietoje. Žmogaus organizmui per dieną reikia maždaug 2000 kalorijų. Iš kur gausime tas kalorijas, kai visi sunkvežimiai sustos, visos parduotuvės bus ištuštintos, o visi laukai mirę? Tikrasis žudikas yra ateinantys metai. Kai kurios vietos gali suteikti šiek tiek laiko, bet net ir to laiko atsarga yra labai menka. Vienas prastas derlius, viena perpildyta dauba, vienas per daug išžvejotas rifas ir laikas baigėsi. Tai nėra atsitiktinumas, tai natūrali atranka tuo momentu. Ir tai beveik tiksliai sutampa su žemėlapiu tų vietų, į kurias Amerika nusprendė neinvestuoti. Tie patys sprendimai, kurie neleido investicijoms ateiti, kurie neleido plėtoti infrastruktūros, kurie išlaikė mažą gyventojų skaičių ir atskirtas ekonomikas, tie sprendimai yra priežastis, kodėl apskritai kas nors išgyveno. Apleistumas, kuris iš išorės atrodė kaip nesėkmė, pasirodo buvo apsauga. Amerikos ekonominio apleidimo žemėlapis ir Amerikos išlikimo po branduolinio karo žemėlapis ne tik panašūs,
Jie yra identiški. Vietos, kurių niekas nenorėjo, yra vienintelės likusios vietos. O žmonės, kurie jau ten buvo, galiausiai paveldi pranašumą, nors niekada taip to neįvardyja. Žemėlapis tą pačią istoriją pasakoja jau dešimtmečius. Vienintelis klausimas, ar kas nors jį perskaitys. Nes paskutinė normali akimirka, kurią turėjai prieš įspėjimą, prieš tylą, buvo vienintelis laikas, kai galėjai pasirinkti kitaip. Ačiū, kad šiandien buvote kartu su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, apsvarstykite galimybę prenumeruoti ir įjungti pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą laidoje Map Pack.